Sveiki! Jeigu jūs jaučiate girnelės išnirimo ar panirimo baimę, priekinės kelio sąnario dalies skausmą ar keistą traškėjimą judesių metu, aš jums parodysiu keletą fizinių pratimų, kurie gali sumažinti šiuos simptomus. Pirmas pratimas – keturgalvio raumens aktyvinimas. Ištiesiame koją ir sutraukiame keturgalvį raumenį. Sutraukiame, nukreipdami pėdą į save, 1, 2, 3, 4, 5 ir atpalaiduojame. Sutraukiame, 1, 2, 3, 4, 5 ir atpalaiduojame. Stipresniam aktyvinimui galime naudoti susuktą nedidelį rankšluostį, pasidedame po keliu ir keliu liktai stengiamės paspausti žemyn rankšluostį. Vėl pėda į jūs. Sutraukiame keturgalvį raumenį, 1, 2, 3, 4, 5 ir atpalaiduojame. Sutraukiame ir atpalaiduojame. Pratimą atliekame 3 serijas po 10-20 pakartojimų. Sekančiam pratimui mums prireiks kamuoliuko, didelio susukto rankšluosčio ar volo. Pasidedame priemonę po keliu, koja atpalaiduota ir dabar ištiesiame koją per kelio sąnarį, pakeldami kulną, sutraukiame keturgalvį raumenį, 1, 2, 3, 4, 5 ir ramiai kulną nuleidžiame. Ištiesiame koją, 1, 2, 3, 4, 5 ir ramiai nuleidžiame. Pratimą kartojame 3 kartus po 10-20 pakartojimų. Kitas pratimas – kelio stabilumui. Tai bus stovėjimas ant vienos kojos. Atsistojame ant pažeistos kojos, sulenkiame koją šiek tiek per kelią ir per klubo sąnarį. Ir pasistengiame išstovėti, ne kiek pavyksta išlaikyti pusiausvyros, bet kiek pavyksta kelias laikyti stabiliai vienoje linijoje ties pėdą, kad nekryptų kelias į vidų ir išorę. Kai stovėti tampa lengva, galime atlikti kitą judesį su sveika koja. Šituo atveju kairę koją atitraukiu į šoną ir pritraukiu, stengdamasi kelį dešinę laikyti stabilų. Stovėdama ant dešinės kojos, galvoju ir įtempiu sėdmens raumenį. Kai šitą pratimą lengva atlikti šitaip, galime panaudoti pasipriešinimo juostą. Ją dedame tarp čiurnų. Vėl atsistojame ant dešinės kojos. Kairę koją iškvėpimo metu atitraukiame į šoną. 1, 2 ir sugrįžtame. 1, 2, sugrįžtame. Jei turime laiko, galime pratimą atlikti tiek su viena, tiek su kita koja. Pratimą kartojame 10-20 pakartojimų, 3 kartus, tarp serijų padarydami 30 sekundžių pertrauką. Kitas pratimas kelio stabilumo gerinimui. Rodyklių piešimas. Atsistojame ant vienos kojos, su laisva koja, šiuo atveju kairė, piešiame rodykles. Į priekį pritupiu šiek tiek ir išsitiesiu. Įstrižai pritupiu, išsitiesiu. Į šoną, įstrižai atgal ir atgal. Pratimą atlikdama koncentruojuosi ne į pusiausvyros išlaikymą, o į kelio stabilumą, kad viso pratimo metu kelis nekrypsta nei į vidų, nei į išorę. Jeigu reikia, dėl pusiausvyros, pratimą galima atlikti netoli sienos ar kėdės. Pratimą rekomenduojama atlikti 6-8 kartus, 3 serijas.